Thank you. Thank you. Labas Ritas. Good morning. Very warm welcome from my side. Thank you. Now we have the 29th of September, 2007. Šiandieną 2007 metų 29 rugsėjo. You came here to Vilnius. It's a beautiful weather day. Jūs atvykote visi čia į Vilnių, nuostabi yra diena, gražus oras. To learn about finances more. Jūs atvykote, kad sužinotumėte daugiau apie finansus. It doesn't matter where you stand financially. Visai nesvarbu, kokia dabar yra jūsų finansinė situacija. You can always improve. Jūs visada galite ją pagerinti. And that's something I respect. Ir aš tai būtent gerbiu. And I know we have something in common because you're here. Ir aš žinau, kad tarp mūsų yra kažkas bendro, kadangi jūs čia atvykote. You're like me. You want to learn, you want to grow, you want to make more out of your life. Kaip ir aš, jūs norite augti, jūs norite tobulėti, jūs norite daugiau gyvenime And I think pasiekti. that's what life is all about. Aš žinau, kad gyvenime tas ir yra svarbiausia. Please note, I'm not saying money is the most important. No. Prašau, pastebėkite tokį dalyką. Aš nesakau, kad pinigai yra pats svarbiausias dalykas. It's learning more about life. Tai išmokti apie gyvenimą, sužinoti apie It's gyvenimą living daugiau. more, Daugiau gyventi, having more feelings, having more strategy. turėti daugiau jausmų, daugiau strategijų. And money is one of them. O pinigai yra viena iš jų. One of the areas of life we have to learn about. Viena iš gyvenimo sričių, apie kurią mes norime sužinoti. Now I'd like to thank Mr. Karalius for having invited me over again. Noriu padėkoti ponui Karaliui, kad mane vėl pakvietė čia. And I'd like to thank you for being here. Taip pat noriu padėkoti jums, kad jūs čia visi susirinkote. So I have a chance to do what I really love to do. Todėl aš turiu galimybę dirbti ir daryti tai, kas man iš tikrųjų be galo patinka. Teach about money. Aš galiu mokyti apie pinigus. Now imagine you have a son or daughter, Įsivaizduokite, kad jūs turite sūnų ar dukterį, 6 years of age, 6 metų amžiaus, and he or she says, Mommy, Papi, ir jūsų dukrytė arba sūnelis sako, mamytė, tėvelį, when I'm tall, when I'm grown up, kai aš užaugsiu, kai aš būsiu didelis, I'm going to talk about money. aš kalbėsiu apie pinigus. You would say, oh. Galvoju, o, Jėzau. See, my mother had that problem. Mano mama turėjo tą problemą, matot. When I was 6 years of age, Kai man buvo 6 metai, my father went to the hospital. tėvas atsigulė į ligoninę. You see, we all have in life some experiences that may shape us. Visi mes gyvenime susidurėme su tam tikrais dalykais, kurie mus formuoja. And after atitinkamai. these experiences, we are never the same again. Po tokių patyrimų mes niekada jau nebebūnam tokie patys, kokie buvom. Now, my father went to hospital, was very sick with a liver problem. Tėvas atsigulė į ligoninę, buvo labai rimta kepenų problema. And he was supposed to rest and not work, not read. Jam reikėjo ilsėtis, jis negalėjo nei skaityti, nei dirbti. And every day, many people came to see him. Kiekvieną dieną ateidavo labai daug žmonių su juo susitikti. And the pasimatyti. doctor said to my mother, but how come he has so many friends? Gydytojas sako, motina, kaip čia yra, kad jis turi tiek daug draugų. And that's when we found out that my father was still working out of hospital. Ir tada paaiškėjo, kad tėvas, būdamas ligoninėje, toliau tęsė darbą. See, he was a lawyer and he had 2 practices. Jis buvo teisininkas, advokatas ir jis tai praktikavo. One Dvi for tokias family turėjo. law, that's where he made a little bit of money. Viena tai buvo šeimyninė teisė ir jis ten irgi pasidarydavo pinigėlių. And one practice for free for poor people. O kita praktika, kuri susimė, tai buvo vargšiams žmonėms, jis nieko negaudavo. And he thought these people need him. So he said, please come, I'm not that sick. Come, I help you out of the hospital. Jis jautė, kad tiems žmonėms reikalingas ir jis sako, netoks jau aš ligonis, atvažiuokite, aš jums ligoniai I padėsiu. was 6 years of age. I thought that's great. Man buvo 6, aš pagalvojau, tai yra Oh, nuostabu. I can listen to some interesting stuff. Galima pasiklausyti labai įdomių dalykų, But pagalvojau. I didn't understand the matters of law. Bet aš dėsnių dar nesupratau visų. So I just looked at the people. Aš tiesiog žiūrėdavau į žmonės, And they all walked in like this. kai kurie taip ateidavo, And they looked to the floor. And they whispered. jie šnapždėdavo jau nebegarsiai. And when they kalbėjo. walked out, it was like this again. Išeidami jie irgi šitaip ėjo. She's good. Sako, kad sekasi. So I talked to my father.
Tai aš sakau tėvui, And I said, why are they not happy? kodėl jie tokie nelaimingi, pasakyk. And he said something and that shaped me. Ir jisai pasakė kažką, kas man labai padarė didelį įspūdį, suformavo mane. He said, they have no money. Jie neturi pinigų, jisai pasakė. My father didn't want to give me that message, maybe, I don't know. Aš nežinau, galbūt tėvas man nenorėjo pasakyti šito būtent. But for weeks I watched these people being unhappy, Bet aš savaitėmis tiesiog stebėjau tos žmonės, and I kurie buvo understood they are nelaimingi. unhappy because they are so poor. Ir supratau, kad jie nelaimingi todėl, kad jie tokie vargšai. Maybe they felt guilty because they knew they shouldn't talk to my father in the hospital. Galbūt jautėsi kalti dėl to, kad jie žinojo, kad nereikėjo eiti pas tėvą, kad But they jisai needed padėtų. help. Bet jiems reikėjo pagalbos. But they needed help. Jiems reikėjo pagalbos. So I went home and talked to my mother. Taigi, grįžęs namo, aš pasikalbėjau su mama When I'm tall, ir sakau, kai aš I užauksiu, will speak about money. aš kalbėsiu apie pinigus. I will be rich first. Aš pirmiausia būsiu turtingas. My mother was very religious. Mama buvo labai religinga. She said, we have to talk to the priest first. Sako, žinai, pirmiausia reikia su kunigu pasikalbėti. So I had two voices in my head. Taigi galvoje buvo du balsai. I wanted to have money, Norėjau pinigų, and there was the priest. bet buvo ir kunigo ta koncepcija. So it was not that easy. Netaip lengva buvo. Now, why do we have to talk about money? Let me explain this by a story. Kodėl mes turime apie pinigus kalbėti? Aš noriu paaiškinti tai pateikdamas istoriją. There was a very rich man, old, Buvo labai turtingas žmogus, senas, with a young, beautiful daughter. ir turėjo labai gražią And jauną many dukrą. men in the country wanted to marry her. Labai daug vyrų šalia gyvenančių norėjo ją vesti. And this gentleman was scared. He said, what if they want to marry just my money? O tas tėvas baiminosi, o tai ką, jeigu tik dėl tų mano pinigų, So he organized a big garden party. tai organizavo tokį didelį And suėjimą invited all the men who wanted to marry his daughter. ir sukvietė visus tos vyrus, kurie jai In the middle piršosi. of the party, he gave a speech. Ir vidury to He said, pobūvio gentlemen, pasakė, you're here because you want to marry my daughter, that's fine. ponai, jūs čia susirinkote, kadangi norite mano dukrą vesti, na ir tai gerai. But I suggest we make things fair. Bet aš sakyčiau, kad reikia, kad viskas būtų teisinga. There's a huge swimming pool over there. Žiūrėkite, ten didelis Whoever baseinas, jumps in first, kas pirmas iššoks į baseiną, swims across and comes out the other side first, pirmas perplauks ir išlips anoj pusėje has the pirmasis, choice tas galės ir rinktis. between 1/3 of my money, Tarp 1/3 mano visų pinigų, 1/3 of my land, 1/3 žemės or the hand of my daughter. ir arba mano dukros rankos. He said, but I have to warn you. Bet aš turiu jūs įspėti, sako. There's a dozen hungry crocodiles in this pool. Bet ten yra koksai tuzinas šitų krokodilų And as he baseinė. says that, it makes splash. Ir kai tik tai pasako, And there's a guy in. vienas šoksta jau. He crawls like Ir crazy. jisai labai The crocodiles plaukia, after skuba, him. išlipa, But he krokodilas comes paskui jį. out just barely. Ir jisai vos išlipa, krokodilas nepagauna jo. The old man is overwhelmed, so much so Senasis patenkintas. and he goes to the young man and he says, congratulations. Eina pasveikina tą jaunąjį. So much courage. Taip, tiek daug drąsos, sako. But he's careful, so he says, would you like 1/3 of my money? Bet jis labai atsargiai paklausė, ar norėtum trečiadalio mano pinigų, mano turtų? And the young man says immediately, no. Ne, tu štu jau atsako. Old man says, okay, would you like 1/3 O, of my land? gal žemės norėtum trečiadalio? No. Ne. Old man is relieved. He says, so you'd like the hand of my daughter? Atsipalaiduoja senas žmogus, sako, tai norėtum dukros rankos? Young man says, no. Ne, sako. I want the jerk who pushed me in. Aš noriu to, sako, kvailio, kuris mane įstumė. Duok man jį. See? Thank you. Thank you. Ačiū. See, we are all in this pool Tai matot, mes visi esam tam baseine, called capitalism. kuris vadinasi kapitalizmu. We all have to swim. We have to learn to go around in this water pool. Visi mes turime plaukioti ir In mes this turime money išmokti pool. tame pinigų baseinė nepasiklysti. We have to learn to use a certain strategy. Mes turime išmokti naudotis tam tikrą strategiją. Now I ask you, when you learn to swim, how did you learn to swim sooner? Aš noriu paklausti jūs, kai mokėtės plaukti, kaip jums pavyko išmokti plaukti greičiau? By just jumping into the water Ar tiesiog iššokant į and vandenį going like this? ir šitaip makaruojantis rankomis? You may like it, Gal jums tas patiko, but did you learn swimming? bet ar jūs išmokot plaukti? You go blub, 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 blub. Bul, 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 ar ne? Nugrimzdot. What did you do Ką to jūs learn darėt, swimming? kad jūs išmoktumėt plaukti? Kaip elgėtės?
What did you do? Ką darėt? You got a trainer. Pasisamdint And what did the trenerį. trainer tell you? Jump in and go. O ką sakė, šok ir nugrimsk, bul. What did he tell you? Ką sakė treneris? There are Pasakė, kad yra certain rules. Very Taip, well. yra tam tikros There are taisyklės. rules. Taip, yra taisyklės. You see, we are all in the pool full of money, Matote, mes visi esame baseine, kur pilna pinigų, but we don't know the strategies. bet mes nežinome strategijų. It's amazing to me that we have subjects in school such as mathematics, Mane stebina tai, kad mes mokomės matematikos but mokykloje, we do not learn about money. bet apie pinigus mes nesužinom, neišmokstam. You know what's the reason? Why? Žinote, kokia priežastis, kodėl? Teachers don't know themselves. Todėl, kad mokytojai patys nežino. Are there any teachers here? Ar yra čia mokytojų You're jūsų tarpe? Jūs Different, I kitoks. hope. Jūs No, kitoks, but aš we need tikiuosi. people who have some money to go into the schools to teach children how to swim in money. Noriu pasakyti, kad reikia tų žmonių, kurie turi pinigų ir kad jie vaikus mokytų mokyklose, kaip tose tarptų pinigų nepasimesti, kaip plaukioti. So that's my job for today and of my partner, to teach you a little bit the strategies on money. Tai šiandien todėl mano ir mano partnerio darbas ir yra pakalbėti jums, paaiškinti jums I strategiją. told you when I was age 6 Aš what I jau experienced in the hospital, that I said I want to be rich. sakiau, kai man buvo 6, ką aš patyriau su to ligoninė Age tėvas, ir aš norėjau 26. būti turtingas. Age 26, I was broke. 26 metų aš buvau bankrutavęs. What happened? Kas atsitiko? I didn't have the strategies. Neturėjau strategijų. I just jumped in. Tiesiog puoliau į I tą. made some money. I had 3 businesses, Pasidariau pinigų, turėjau 3 but I verslus, had no trainer, bet neturėjau jokio trenerio, no strategy. jokios strategijos Blah, 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 blah. ir bul. So I know the feeling. Tai aš žinau pats tą. Then I was looking a sports show on TV. Per televiziją žiūrėjau sporto And at a šou, bright moment, prašvito. and I was seeing they all have a coach, a trainer. Žiūriu, kad visi turi trenerį. And I was thinking, I need a trainer myself who teaches me about money because I want to be rich. Ir aš pagalvojau, kad ir man reikia tokio patarėjo, kuris mane And I want pamokytų to pinigus, aš train noriu būti about money. I knew turtingas. that since I was small. O aš dėl pinigų labai rūpinausi, aš nuo But you mažumos. cannot jau train galvojau. about money if you're not rich. Bet negali mokyti, sakykime, apie pinigus, It's jeigu nesi ridiculous. turtingas, jeigu pats neturi jų. Tai juokinga tiesa. Aš galėčiau, bet So I looked for a coach. tai pradėjau ieškoti trenerio. I still believe it's one of the fastest things we can do on the road to success to find a coach to give us structure, strategy. Aš manau, kad siekiant sėkmės, pats greičiausias kelias yra pasiimti žmogų, kuris struktūrą įteiks tau į rankas, kuris patars, kokia strategija turi būti. And he asked me a couple of questions. Jis man pateikė keletą klausimų. Now let's say this bottle here stands for coincidence. Tarkime, kad šitas butelis reiškia atsitiktinumą. This is luck. Laki? Luck. Laimė. Coincidence. Laimė reiškia atsitiktinumas. Like you jump into the pool and blah, 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 blah. Įkrinti į tą baseiną ir bul. Now we need something for strategy. Reikia mums kito, kažko tai, kas pavaizduotų strategiją. Let's take this. Tarkime, kad This is our symbol for strategy. čia yra strategijos simbolis. Now, I was talking to my coach Aš kalbėjausi su savo and he treneriu, asked me some questions. jis pateikė klausimų. And these questions hurt. Ir tie klausimai skaudino. Remember, I was broke. Atsimnate, aš buvau So I bankrutavęs. repeat these questions and maybe you use the same question as a quick financial checkup for yourself. Ir aš noriu pakartoti tos klausimus ir aš tikiuosi, kad jūs pasinaudosite jais ir tiesiog pasitikrinsite savo finansinę situaciją. First question was, Pirmas. if you had no more income coming in Jeigu daugiau pajamų negautum, today, no more income, šiandieną jau daugiau negauni pajamų. how long can you live off the money you have? Kiek gali pragyventi su tais pinigais, kuriuos turi iš tų pinigų? Kiek? Now, I was broke. Aš buvau bankrutavęs. So I said, do you want to know it in minutes or in hours? Aš sakau, ar minutėmis ar valandomis pasakyti jam. He said, that's not funny. Nesako, čia nejuokinga. How long can you live off the money you have? Kiek gali pragyventi iš tų pinigų, kuriuos turi sukaupęs? Second question, do you save enough money? Antras klausimas, ar pakankamai taupai, susitaupai? I said, save? Are you kidding? Susitaupai, ką tu čia dabar juokauji? Man, you need to know what I all need to have. Man tik tai reikia žinoti, kiek ką aš turiu turėti, taip? And he said, you have to save at least 10%. Jisai sako, tu turi taupyti bent 10%.
Now, if you're older than 40, you need to save at least 20%. O jeigu tau daugiau negu 40 metų, turi If you're taupyti not bent rich yet. 20 procentų, jeigu nesi turtingas. And then he asked me, do you have a financial plan? Ir tada paklausė, ar aš turiu finansinį planą. Do you have a financial plan? Ar turite finansinį Strategy. planą, strategiją? I said, no, Sakau, ne, I don't have a plan. neturiu aš plano. I don't have a plan. Neturiu. He said, yes, you have a plan. Ne, sako, tu turi. A subconscious plan. Pasąmonėje yra You planas. have a poverty plan. Tu turi skurdo planą. I said, that's not very nice. Nelabai gražu, sakau, iš tavo He said, pusės. but it takes a plan. You need to understand, Mr. Schaefer, it takes a plan to earn quite a bit and spend every month a bit more. Betgi, ponas Šeferi, tu turi turėti planą, kad tu tiesiog sustaupytum šiek tiek ir kiekvieną mėnesį šiek tiek daugiau galėtum išleisti. That's a poverty plan. Tai yra skurdo planas. I said, yeah, but the banks, they offer me all these credits. Aš sakau, bet bankai man duoda visus kreditus. He said, it's a poverty plan. Be Sako, tai careful. yra skurdo planas, būk atsargus. Fourth question. Ketvirtas klausimas. When can you live off your money? Kada gali gyventi iš pinigų savo? Do you know the date, the exact date when you can live off your money? Ar žinai tą konkrečią datą, kada galėsi už savo turimų pinigų gyventi? That's when you're rich, when Tada you can būsi live off the turtingas. interest of your money. Kai galėsi gyventi iš palūkanų duodamų You're tavo not rich when you pinigų. have a high income. O kada didelės pajamos, tai tu dar nesi turtingas. You're rich when you have enough money that you can live off the interest. Turtingas tada, kada turi tiek pinigų, kad gali gyventi iš I palūkanų. hadn't even thought about O that. aš apie tai net pagalvojęs nebuvau. But I understood in this moment this is strategy. Bet tada supratau, kad tai yra strategija. Most people don't have that plan. What do you think? How many out of 100 have a plan like this? To Dauguma know žmonių neturi tokio plano, sakykite, iš when I'm 100 žmonių, financially kiek free. turi tokią planą, ką reiškia finansinė laisvė iš tikrųjų, kada how jie. many of 100 have a plan like this? in Kiek iš life? 100 žmonių turi tokį planą? What do you think? Kaip jums atrodo? 3. How do you know? Kai iš kur žinot? That's true. It's a true figure. Teisingas About toks 3% have a plan like this, and these 3%, now, and this is the funny side, Apie 3% turi tokį planą. bet or dabar the štai kas. interesting side. Arba čia gal juokinga, arba gal įdomi dalis bus tai, ką These pasakysiu. 3 have more money than the 97% altogether. Tie 3% turi daugiau pinigų, negu visi reikia 97% kartu paėmus. Strategy. Strategija, kadangi turi. That's what we want to do today. Give you some strategies. Tai šiandieną mes ir norime jums pasakoti, sakyti, apie And strategiją aiškiai. the last question was, do you earn what you're worth? Paskutinis klausimas buvo, ar tu uždirbi tiek, kiek tu esi vertas? I said, no, I need more. Ne. Daugiau man turi mokėti, reikia He daugiau. said, when we talk about earning more, you will see that you get what you're worth. Sako, aš kai pakalbėsime toliau apie tai, kiek tau moka, tu pamatysi, kad gauni tiek, kiek tu esi vertas. So he wanted to teach me how to be worth more. Taigi jis norėjo išmokyti mane, kaip būti daugiau vertu. So we have 6 lessons we'd like to share with you Taigi this, 6 this pamokos, day. kuriomis norime šiandieną su jumis pasidalinti. Number 1, Pirmoji. how to think and feel rich. Kaip jaustis turtingu ir galvoti, kad esi How to turtingas. think and feel rich. Kaip galvoti, kad esi Number turtingas ir 2, jaustis. how to save with fun. Antra, kaip taupyti malonumą jaučiant. You see, for most people, saving is like putting the belt real tight. Daugumai žmonių taupimas, tai kai diržą reikia That means susiveršti ir if kai I labai save, I nemalonu. can't take this holiday, this vacation. Nes jeigu aš taupysiu, tai negalėsiu If I atostogų save, I važiuoti. can't buy this car, Jeigu taupysiu, negaliu tos this mašinos house, pirkti, this watch, this whatever. namo, laikrodžio ir taip toliau. It's not true. We want to show you that saving is fun. Netiesa, mes norime jums įrodyti, But you kad see, taupimas if yra saving malonumas. is just coincidence, Bet jeigu jau taupimas yra tiesiog sutapimas, then it's hard. tada sunku. I know that. I was Aš tą broke žinau, age nes aš 26. pats 26 metų būdamas buvau bankrutavęs. But if saving is strategy, Bet jeigu taupimas yra strategija, it's fun. tada malonumas taupyti. Now, you smart people, Jūs esate protingi žmonės. you have accomplished things. Jūs esate daug ką nuveikę. You're open for some things. That's why you're here. So Jūs I know. esate atviri, norite daugiau padaryti, todėl jūs čia ir susirinkę, aš tikiuosi. Isn't it embarrassing not to have really good strategies on money as well? Sakykite, ar nėra nepatogu, kai neturi geros strategijos? Gerai būtų turėti gerą strategiją ir pinigų tiesa. Maybe you have the strategy. I don't know you. Bet galbūt jūs turite strategiją, aš nežinau, nepažįstu jūsų. Maybe you just need to hear, yes, I'm doing it fine. Galbūt tiesiog atėjote pasitikrinti, taip, gerai darau, save But maybe you paglostysite. don't have the strategy and then you need them. Jeigu neturite strategijos, tada jinai jums yra reikalinga.
Now, to give you one more example on this, Dar vienas pavyzdys. there was a priest going to a village, Kunigas nuvyko į kaimą, and to his honor, they did a duck shooting. jo garbei antis nušovė. So they throw up a duck, Medžioklė tiesiog šauna, one man of the village shoots išmeta antį, vienas kaimo duck žmogelis falls. nušauna, in the middle of the pond, antis nukrenta į baseino and vidurį one man from the village goes to the pond, ir vienas žmogelis iš to kaimo eina prie to reaches the baseino, water, iki vandens pasiekia, and he walks pasilenkia over water, ir eina vandeniu. all Eina the virš way to the vandens. duck, Iki pat tos picks it up anties. and brings it back. Paima ir atneša ją. The priest says, wow, Kunigas sako, o, he has read about something like that, jis kažką panašaus yra skaitęs, but he had never seen it. bet niekada nėra matęs. Next duck shoot, Dar falls in the kartą pond. lygiai tas pats įkrenta Another antis. man goes and picks it up and brings Kitas it back. žmogelis nueina, paima, A atneša. third one also Trečias. walks over water. Lygiai taip pat vandenį. As they throw up the fourth duck, shoot it, Ketvirtą išmeta, falls down. ji The nukrenta. priest nušauta. says, wait, Kunigas sako, palaukit, this time I go. dabar aš eisiu. So he goes to the pond, Na ir eina link to baseino. reaches the water, Pasiekia vandenį, and goes into the water. eina į vandenį lipa, He says it will work a little bit later. And he goes deeper and vis deeper giliau ir giliau. and deeper and deeper. Vis giliau And ir- as the water stands to his chin, Iki smakro vanduo. he says, well, maybe I go back. Gal geriau sugrįšiu, sako, jau atgal. So he's all wet. Visas šlapės pareina And he hears how two of the village men talk to each other. ir išgirsta, kaip du kaimo žmonės tarpusavėje kalbasi. And one says, he has a lot of faith. Vien sako, jis labai daug tiki, turi daug tikėjimo savyje. The other says, yes, Taip sako kitas. but he doesn't know where the stones are. Bet jis nežino, kur akmenys yra. You see, we need to know where the stones are. Tai matote, reikia žinoti, kur tie akmenys Otherwise, yra. if you see people going into being richer and richer, O kitaip, jeigu matai, kad vienas turtėja, it's like they're walking on water. atrodo, kad jie virš vandens And you vaikšto. think, I can't do that. Ir galvoji, kad pats tą gali padaryti. I truly believe everyone can be rich. Aš tikrai tikiu, kad kiekvienas Maybe gali not būti a turtingas. billionaire. Galbūt ne milijardierius, Maybe not a billionaire, but a millionaire, yes, bet milijonierium visi gali Everybody. būti. Visi. in our countries. Mūsų šalyse. But we have to know where the stones are. Bet turim žinoti, kur tie akmenys išdėlioti. We have to know the strategies. Reikia žinoti strategijas, turėti strategijas. Now, if you look into your workbook, please, Dabar medžiagoje jūsų, kur yra ten pratimai, vadinama darbo knyga. maybe we can have one up here. Gal čia vieną galėtume? So if you turn to page, I think 15, Puslapis 15 rodos. there are two questions. Du klausimai ten yra. And I will ask you to ask yourself these questions during the seminar. Aš noriu, kad seminaro metu jūs savo tos klausimus užduotumėt. How does this apply to me? Kaip tai man taikytina And how can I take direct action? ir kaip galiu imtis tiesioginių veiksmų. See, you don't go into a supermarket Neinate į supermarketą. and you look at the products and you say, no, I don't need this, I don't need this. Nuėjęs sakote, ne, man to nereikia, to nereikia. You pick what you need. Pasirenkate tai, ko reikia. Please pick here what you need today. Ir čia atsirinkite tai, ko jums Take reikia. what you need the most. Pasimkite tai, kas jums labiausiai reikalinga. And then ask yourself, how can I take direct action? Ir tada užduokit savo klausimą, kaip galiu imtis tiesioginių veiksmų. Now, do you know the 72-hour rule? Ar žinote 72 valandų It taisyklę? says there on this page, 72-hour rule. Do you Ten know tam it? puslapį parašyta 72 valandų taisyklė. Ar žinote, kas tai? No? No. Who knows the 72-hour Kas rule? žino tą taisyklę? Okay. I explain quickly. Aš greit paaiškinsiu. Did it ever happen to you that you made a decision to do something and later you didn't do it? Ar buvo taip, kad nusprendėt kažką padaryti, bet vėliau to nepadarėt? To whom did that happen? Kam mas pasitaikė taip? Two don't raise the hand, they lie in other things as well. O tie, kurie nekelia rankos, tai ir kitais reikalais meluoja, ar ne? Kitais. Why did this happen? Kodėl taip Because you atsitiko? didn't have discipline? Todėl, kad drausmingumo to pritrūkstam? Mainly because you didn't know or didn't apply the 72-hour rule. O gal dėl to, kad nežinojot arba netaikytos 72 valandų taisyklės? It says if we take a decision Nes yra pasakyti, kad jeigu priimi sprendimą to do something, kažką padaryti, we have to take the first step
Turi padaryti pirmąjį žingsnį within 72 hours. per 72 valandas. Because information of a decision is only stored for about, very basically explained, it's only stored for about 72 hours in our brain. Nes mūsų smegenyse tas informacija, tas sprendimas But it priimtas needs tik to go 72 into our valandas būna. backbone, nervous system, to really be part of us. Ir tai yra tiesiog, kad jis būtų mūsų dalimi, tas And sprendimas. this reikia can imtis only greitai happen žingsnių. through concrete step of action. O galime padaryti tik tai imdamiesi konkrečių veiksmų. So please, the seminar is not about learning something new Taigi seminaras tas ne apie tai, kad kažką tai naujo sužinosite. alone. Of course we want to learn something. Žinoma, ne tik tai žinoma, kažką vis tiek It's sužinosite. about putting things into action, Čia kalbėsime apie tai, kaip reikia imtis veiksmų, about changing. kaip keisti situaciją. So please write down on the next page Kitam puslapį užsirašykite the things you want to do that come to your mind during this seminar within the next 72 hours. tai, ką jūs norite padaryti, kas ateina į galvą seminaro metu, ką jūs norite padaryti per Please start ateinančias with 72 number valandas. 2. Pradėkite nuo antro. Everything you get an idea you can do, please write it down under number 2. Turite idėją kažką tai užsirašykite Number 1, nuo leave a antro. blank. Don't write anything O į behind number 1. pirmą reiškia punktą nieko nerašykite. At palikite the end of tuščią. the day, we'll ask you Paskui mes paklausime jūs pabaigoje. of all the things you have written down, Iš tų visų dalykų, kuriuos būsite užsirašę, which are the most important 2 things? kas One yra or 2 du things. patys pagrindiniai, svarbiausi. So we can be sure that you put your priority into action as soon as possible. Tai yra, kad prioritetą iškeltumėte ir kaip galima greičiau imtumėtės veiksmų. It's a help for you, so please remember this page 16. I think it's the most important page for you. Tai padės jums ir aš esu tikras, kad tas puslapis yra pats svarbiausias, tas puslapis 16, kur jūs užrašysit patys, ko jūs norite pasiekti. Now, to have an idea who you are and why you're here, Dabar, kad žinotume, kas jūs tokie ir kodėl jūs čia atėjote, I would like to ask you, what are your biggest problems with money? norėčiau jūsų paklausti, kokios yra didžiausios problemos, su kuriuom susidurėt pinigų prasme. Don't tell me I have a brother and a sister that is poor. Nepasakokite apie brolį ir seserį, kuris galbūt vargšas. I have a husband that spends too much. Arba vyrą, kuris per daug išleidžia. I have a job, I have a chef that doesn't pay me enough income. Arba viršininką, kuris nepakankamai moka, neuždirbo pakankamai. It's our responsibility. Nes tai yra mūsų atsakomybė. So what are your challenges with money? Tai yra, kokios jūsų problemos yra pinigų prasme. So if you ask me why think about money, Tai jeigu jūs klausite manęs, kodėl reikia galvoti apie pinigus, in my opinion, I told you first thing here this morning, mano nuomonė, ir aš tai sakiau iš pat ryto šiandieną, is life is learning, kad gyvenimas tai yra making mokymasis. most out of our lives. Ir iš savo gyvenimą That's what išgaukime life viską, is all ką galime, about. apie tai gyvenimas ir sukasi. Išgaukime That viską. includes our health. Į tą įeina ir That sveikata, includes our relationships santykiai su kitais žmonėmis and love. ir meilė, It includes finances. finansai, It includes our emotions, how we feel, are we sad, are we happy? mūsų emocijos, ar mes laimingi, ar mes nuliūdę, Is it coincidence how we feel? ar atsitiktinumas, Or kaip do mes we have some jaučiamės, strategies to ar feel galbūt good? strategija kažkokia tai yra. Even kad when galėtume we're gerai sick, jaustis. even when we have problems. Netgi kai problemų yra, kai sergam. And it's fifth, our job. Ir penktas, These are the tai yra 5 mūsų areas of darbas. life. Tai yra 5 gyvenimo I'm giving you my sritys. personal philosophy on money. Mano and success asmeninė in life. pinigų ir sėkmės filosofija gyvenime yra It's štai to have a tokia. balanced life, to have all 5. Reikia tokį gyvenimą gyventi, kad būtų It's to pusiausvėra have the tarp visų health. 5 dalykų. To have the health, the Sveikatos, relationships, the santykių finances, reikia, the emotions finansų, and the job. emocijų ir darbo. Maybe spiritual life as well. Dvasinio gyvenimo. Now if you take a hammer and you hit on one finger, Ir jeigu vieną pirštą let's say the nukirsi, financial finger, pavyzdžiui, and it finansų hurts. atstovaujantis skaudės, you don't say, oh, it doesn't matter, 4 are still okay. nesakysi jų, kad 4 gana, ar ne? If it hurts, it hurts. Jeigu skauda, And tai that's the skauda. importance of money. Ir lygiai tas It pats helps yra. all the other areas or it puts a shadow upon them. Visi reikalingi, vieni kitiems padeda, arba kitaip yra blogai. See, the first lesson about money is how we feel and think about money. My suggestion is feel rich. Pirmas dalykas, kalbant apie pinigus, yra kaip mes juos jaučiame, ką mes galvojame. Ir mano pasiūlymas yra jauskitės turtingi. Feel rich. Jauskitės turtingi. Now, I think money is fun. Aš galvoju, kad pinigai tai yra malonumas. Do you think money is fun? Kaip jums atrodo? Ar taip? Do you know what my dog's name is? Žinote, koks šuns vardas mano? Mane? How do you know? Iš kur You žino? read the book? Knygą skaitėt, ar ne? My dog's name is money. Tikrai, mano šuns vardas yra manie You pinigai. know why? I think it's a very nice symbol
Kodėl? Todėl, kad aš manau, kad tai puikus When I call simbolis. money, Kai aš šaukiu jį, man comes. jis ateina and he wiggles the tail. ir uodega vizgina. So I say, people, hey, it's easy, you see. Tai aš sakau, lengva labai, ne žmonės. So when I go jogging Kai aš bėgioju išeinu, and I call with my dog and he runs away and I call him money, pašaukiu mane ir money, pribėga mane. people sometimes ask me, Žmonės kartais klausia, Germany is a very conservative country. excuse me, Germany is a very Vokietija labai conservative konservatyvi šalis, sako. Vokietija labai konservatyvi They šalis. ask me, what's the name of the dog? Klausia, tai koks šuns vardas? I say, money. Pinigai, sakau. They say, short for Manfred, a German Ar čia name. Manfredas sutrumpintai, sako. I say, no, English Yeah. word, money. Ne, čia angliškas žodis They mane. say, poor dog. O Jėzu, vargšas šuo, sako. But it's a happy dog. Sakau, laimingas šuo. And I like a nice symbol. Ir man patinka, nes tai puikus simbolis. No. So you didn't know before, now you know the man is crazy. Tai jūs anksčiau nežinojot, dabar matot, kad tikrai pakvaišė šitas vyras, ne? But I really think we need symbols to prove to ourselves that money is fun. Aš manau, kad tikrai reikia tų simbolių, kad mes savo įrodytume, kad pinigai yra malonumas. To most people in the family, money is a problem theme. Daugumai A problem žmonių šeimose, subject. sakykime, pinigai yra probleminė tema. Be sure that you make it for your children a fun subject. Bet padarykite viską, kad jūsų vaikams pinigai būtų malonumo tema, o ne probleminė tema. I think money is freedom. Aš galvoju, kad pinigai tai laisvė. And I like to give you a question. Norėčiau pateikti jums klausimą. Now, if I give you 3 words, Aš 3 žodžius jums duodu. 3 words, 3. things, Daiktai, People, žmonės, money. pinigai. money, things, people. Ir atvirkščiai, People, pinigai, money, daiktai, things. žmonės, daiktai, 3 words. pinigai. 3 žodžiai. Which of those 3 are the most important in 2 groups of people? Let's say there's one group, they have a lot of money, we call them rich. Kurie šitų žodžių yra patys svarbiausi And žmonių grupėms. Viena then grupė there's tai bus the other group of turtingieji, people, they don't have so much money, let's just viena call them grupė poor. turtingi, o kiti, sakykime, neturite daug pinigų, juos pavadinkime vargstančiais. Which of the 3 words should be first? What do Kurie you iš think? šitų 3 žodžių toms žmonių grupėms turėtų būti patys svarbiausi pirmi. Things, money, people, people, Iš tų money, 3. things. Žmonės, daiktai, pinigai. People. Now, Turtingiems. people. Žmonės. And also the poor say people, there they agree. Ir čia irgi, čia sutarimas yra tarp abiejų grupių. Žmonės. Now we know there's some people, all they can do is think of money, money, money. Aš žinau, kad yra tokių žmonių, turbūt jūs sutiksite, kad galvojate apie pinigus. But that's not what we're talking about. Bet mes ne That's apie not tai normal. kalbame. Tai Normal is people. netinkama, nenormalu. Normalu yra pirmiausia apie žmonės. Now, galvoti. you know, if it burns in your house Jeigu jūsų name gaisras, and you can have the choice to pick your baby or some money, tai ar jūs pinigus ar kūdikį išsinešit, I jeigu mean, pasirinkti galima. the one who picks the money. Tas, kuris pinigus įsinešia, jau trenktas tikrai. Now, what do you think the rich and the poor put on the second place? Kaip jums atrodo, Things antrauką or money? įrašo? Ar Money or things? daiktus ar pinigus, pinigus ar daiktus ir ta grupė. Sorry? The Pinigus rich daug kas put sako. money, you're right. Jo, turtingieji rašo pinigus pirmiausia, antruminį. And the poor put things. O vargstantys žmonės daiktus. And the poor put money last. O vargšam pinigus paskutinius paminė. And this makes all the difference. Ir ladies čia and ir yra gentlemen. visas skirtumas, visa esmė. This is a strategy. Čia yra strategija And this is a ir strategy. čia strategija. This is a strategy to be unfree. Čia yra strategija, kuri neišlaisvina. Būti nelaisvėje jinai verčia. Their money is only a means to get the things. Nes jiems pinigai yra tik tai priemonė įsigyti daiktus. Their money has no importance except that I can exchange it into something I like. Jiems pinigai neturi svarbos, jis tik tai žinoma tiek svarbus, This is kiek the jie gali poor way, pakeisti the juos į poor daiktus. strategy. Ir čia yra vargstančiųjų strategija. And this is the rich people's O čia yra strategy. turtingųjų strategija. People first Pirmiausia žmonės, and then money. tada pinigai. Because if I buy things, Nes jeigu pirku I'm not daiktus, free anymore. aš esu jau nebelaisvas. If I have the money, I'm free. Jeigu turiu pinigus, aš esu laisvas. Money makes free. Pinigai laisvė. So the strategy of the rich is a strategy of freedom. Taigi, turtingųjų strategija yra laisvės It's strategija. not that they don't like things. Tai nereiškia, kad jie nemėgsta daiktų. I like the cars. Man patinka I automobiliai, like the houses. patinka namai, I like the nice things in life. gražus dalykai gyvenime patinka. I like daiktai. my personal assistants. Man patinka mano asmeninės asistentas. So I don't have to asistentė, do the work I don't like. Nes neturiu daryti to darbo, kuris man nepatinka. But more important is freedom. Bet dar svarbiau yra laisvė.
And we need to understand that. Mes tą turime suprasti. We need to find a strategy of the rich. Mes turime tą strategiją We need to taikyti, think kurią rich. turtingieji turi. Mes turime galvoti, kad mes Thinking rich turtingi. is putting money here and not there. Ir jeigu mes galvojame, kad mes turtingi, galvojame apie turtą, Thinking tai rich is pinigai čia, putting o money ne čia. higher than things, Tai yra pinigai, Higher than yra a house. aukščiau negu daiktai, negu mūsų namai, higher than a car. negu mašinos. Tai yra turtingųjų filosofija. And if you think that, Ir jeigu jūs taip mastote, you need to start to feel that. reikia pradėti ir jausti tą And that's the patį. hard part. O tai yra sudėtinga. Because we know it's true, but Yes, we act differently because our feelings are not there. Nes proto mes suvokiame, kad tai tiesa, bet elgiamės kitaip, kadangi jausmai nėra. We say, neina Mr. kartu. Schaefer, I understand, thank you. Sako, taip, aš suprantu, dėkui, labai visi padėkoja. And we go and buy the car. O nueina ir nusiperka Because we automobilį. love the car. Kadangi taip And we patinka look so good in automobiliai. Ir taip gerai tam automobiliai atrodo žmogus. So how can we also understand that we need to feel rich? Taigi mes turime viską padaryti, kad mes ir jaustumės turtingai. There's only one way. Vienintelis būdas yra. Visions in life, we'll talk about this afternoon. Vizijos gyvenime, mes apie tai po pietų kalbėsime. That we Gyvenimo understand the vizija. lesson of the teacher of the movie we've seen. Taip pat, kad mes tą pamoką suprastume to Seize the mokytojo. day. Tai What yra, makes you different than the other kids 100 years ago? griebk už tos dienos, nepaleisk jos, kai juk tu They nesiskiri are nuo tų food for kitų. worms. They're dead now. Nes jų nėra, jau jie yra tik tai maistas We have this kirmėlėms. one life. What we want to make out of it. Mes turime dar laiko, mes turime viską paimti iš What tos do you want to dienos. say in the end of your lives? Ir ką tu pasakysi gyvenimo atėjus į pabaigą? I had a great car. Turėjau puikų automobilį. Or do you want to say, Arba I made most out of my life? gali pasakyti, aš padariau viską, ką I galiu iš savo mastered gyvenimo, my life. išspaudžiau, aš savo gyvenimą laikiau savo rankose. I was free. Aš jį valdžiau, aš buvau I laisvas. was not a slave of things. Aš nebuvau daiktų vergas. I was not a slave of my desires. I was truly free. Aš nebuvau savo troškimų vergas, aš buvau iš tikrųjų laisvas. So how can you get the feeling? Tai kaip tą jausmą išvystyti savį? Number one, the vision in life. Pirma, reikia turėti gyvenimo viziją. And number two, talk to people who are rich. Antra, reikia kalbėti su žmonėmis, kurie yra You turtingi. get the feeling. Ir tą jausmą You get the feeling. You talk to people who think poor. I'm not saying don't talk to poor people. I just say don't talk to people who think poor. Dabar, jeigu tu kalbėsi su žmonėmis, kurie turi tą vargšo filosofiją, nereikia kalbėtis. Aš nesakau, kad Talk nereikia to kalbėtis su people who vargšais. think and feel Bet rich. kalbėti reikia su tai žmonėmis, kurie galvoja ir jaučiasi turtingi. Because money is unlimited. Nes pinigai nėra riboti, Money nėra is ribų. freedom. Nes jie duoda laisvę. And money is focused energy. Ir taip pat pinigai sufokusuoja energiją, sutelkia. You know what's the difference between coincidence and strategy? Koks yra skirtumas tarp sutapimo ir strategijos? Focus. Sufokusavimas, dėmesio This is centras. that. Čia I do yra va everything. toks, tik tai viskas And this plasu, is that. o čia yra sufokusuota į vieną tašką, sukoncentruota. Now I like to introduce my business partner.